parodysiu, kodėl perskas.com platformos mitybos planai yra individualūs ir kaip platforma gali jums padėti pasiekti savo išsikeltus tikslus. Dažniausiai, kai yra sudaromas mitybos planas, iš žmogaus reikia gauti jo amžių, ūgį, aktyvumą ir tikslą. Tai yra pagrindiniai keli dalykai, kurie yra svarbus sudarant mitybos planą, nes būtent atsižvelgiant į šiuos dalykus mes galime išsiaiškinti, koks yra žmogaus medžiagų apykaitos greitis ir pagal kitus elementus sudaryti individualų planą, kad žmogus savo išsikeltus tikslus pasiektų efektyviai, ar tai būtų svorio kritimas, svorio palaikymas ar auginimas. Taigi, prisiregistravus prie perskas.com platformos, aš asmeniškai suvedžiau ją savo duomenis. Ir gavau, kad svorio kritimui turiu suvalgyti apie 2000 kalorijų, ką matome iš šitos nuotraukos. Taip pat gavau išskirtinį kiek angliavandenių, baltymų ir riebalų reikia man suvalgyti tam, kad sudeginčiau riebalus. Nes šiuo metu mano tikslas yra svorio kritimas, jis yra labai nedidelis svorio kritimas ir visas šitas algoritmas yra parengtas efektyviam riebalų deginimui. Jeigu jūsų kažkokiuose planuose nebuvo apskaičiuota, kiek jums reikia kalorijų suvalgyti arba kiek reikia baltymų riebalų suvalgyti, toks planas buvo nekokybiškas. Taip pat, jeigu turėjote valgyti kruopas be padažo ar tik grikius ar gert kavą ar valgyti kiaušinio baltymus, tai taip pat nebuvo geras planas. Todėl ir kilo idėja sukurti būtent tokią platformą, kuri jums padėtų efektyviai planuoti savo mitybą, gauti idėjų ir pasiekti lieknėjimo tikslus. Taigi, aš kaip jau įrodžiau, gavau savo planą ir tada buvau pasirinkęs tiek, kiek valgių noriu suvalgyti per dieną. Aš buvau pasirinkęs, kad aš noriu suvalgyti 3 pagrindinius valgius ir 2 užkandžius. Jūs taip pat, naudojantis perskas.com platformą, galite pasirinkti tiek valgių, kiek jūs norite suvalgyti per dieną ir pagal tai algoritmas jums sudarys planą labai greitai ir efektyviai. Nes platformai yra labai didelis kiekis skirtingų receptų, todėl kiekvienas iš jūsų pagal savo skonius ras tinkamus receptus tikslui pasiekti. Tai, kaip matote, mano planas sudarytas iš 5 valgių ir čia galite matyti, kas yra per valgis. Tai aš jums paprasčiausiai parodysiu, tarkime, vakarienės valgį ir matau, kad tam, kad pagaminčiau savo vakarienę, man reikės skirti apie 15 minučių ir gausiu iš jos apie 450 kalorijų, yra skirtingos maistinės medžiagos, kiek gausiu. Ir tada man yra parašyti ingredientai, kiek ko turėsiu sunaudoti ir instrukcija, kaip pagaminti maistą. Tai atrodo viskas labai išsamu ir naudinga. Ir taip pat tai liečia visus kitus patiekalus. Bet jeigu jūs galite pamatyti, kad šita platforma yra dar labiau personalizuota, nes jeigu nemėgstate valgyti vieno ar kito produkto ar patiekalo, jūs tai galite lengvai pakeisti, paspaudus keisti patiekalus funkcijos. Ir tada jūs matote, kad jūsų, tarkim, meniu pirmadienį yra pusryčiai, užkandžiai, kažkas pietums ir ten jau kitą dieną yra kažkas kitas ir ten jeigu aš toliau spausiu, tai man išmes trečiadienio, ketvirtadienio ir penktadienio meniu ir taip toliau. Tai pavyzdžiui, jeigu aš nenoriu valgyti tos vakarienės, kurią aš jums rodžiau, aš spaudžiu keisti patiekalą ir išsirenku patiekalą iš kitų patiekalų, kurie yra pateikti būtent šitoje lentelėje. Tai kaip matote, platformų yra labai daug skirtingų vakarienių variantų, todėl net ir bet koks žmogus, kuris kažkokio produkto nemėgsta, ras savo tinkamą variantą, tai čia galite scrollinti, nes būtent mūsų platforma sudaro 31 dienos individualius planus, kurie paskui atsinaujina pagal jūsų svorio pokytį. Taigi visą laiką nepritrūksite idėjų ir žinosite tiksliai, ką valgyti tam, kad surinktumėte reikias maistinės medžiagas lieknėjimui, surinkti pakankamai kalorijų, nesijaustumėt alkani, valgytumėte skaniai ir tiesiog džiaugtumėtės progresu. O kad viskas būtų lengviau, galite paspausti pirkinių sąrašą ir gausite, kokius produktus turite įsigyti tam, kad valgytumėte pagal pasirinktą planą. Tai aš, tarkim, galiu pasirinkti, tarkim, šiandienos, rytojaus, trečiadienio pirkinių produktų sąrašą, ką man reikės įsigyti. Jeigu aš namuose turiu džiovintų razinų, aš tiesiog užžymiu ir man jau šito dalyko nebereikės nusipirkti parduotuvę. O tada einu į parduotuvę su savo platforma ir paprasčiausiai ieškau tų produktų, kuriuos man reikia įsigyti tam, kad galėčiau valgyti pagal planą. Tai pagal tai, kiek jūs priekį dienų perkatės maistą, galite tai lengvai padaryti pasinaudojus platformą. Toliau galima eiti, tarkime, į pasiekimus ir atnaujinti savo svorį. Toliau galite eiti nustatymus, jeigu
jūsų tikslas pasikeičia, jūs visą laiką galite pakeisti savo tikslą, toliau taip pat galite pasikoreguoti fizinį aktyvumą, mitybos planą padidinti, kalorijų kiekį, sumažinti užkandžių ar padidinti užkandžių kiekį tam, kad savo tikslus pasiektumėte efektyviai. Todėl ir galite prisijungti prie bendraminčių grupės, kurie jau yra visai nemažai dalyvių, apie 50, ir kurie taip pat siekia savo įsikeltų tikslų, dalinasi savo patarimais ir vienas kitą motyvuoja. Tai labai laukiame prisijungiant prie platformos, žinote, kaip dabar šie planai yra suderinti ir paprasčiausiai norime padaryti šią platformą vieną iš geriausių mitybos planavimo platformų Lietuvoje, tam, kad jūs galėtumėte pasiekti savo lieknėjimo tikslus žymiai greičiau, įdedant kuo mažiau pastangų ir kad viskas būtų be stengimosi. Ačiū, kad išklausėte šį video. Jeigu norite prisijungti prie šios platformos, komentuokite noriu, parašykite asmeninę žinutę perskas.com puslapyje ir laukime jūsų prisijungiant. Iki greito, mielieji.